Ganytojo žinia. Metas ganytojo žiniai ir šiandien pas mus svečiuose mintimis dalinasi pastorius Ramūnas Jukna. Sveiki! Sveiki gyvi! Aš norėčiau pasidalinti trumpą rašto vietą iš Jozuės knygos. Paskaitysiu 9 eilutę. Atsimink, ką įsakiau, būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok, aš esu viešpats, tavo Dievas, būsi su tavimi, kur tik tu eisi. Šiuos žodžius viešpats pasakė Jozui, kai jis ir visa Dievo tauta išgyveno ypatingą laikotarpį. Po daugiau nei 400 nuožmios vergystės metų praleistų Egipte Jokūbo palikuonys nepaprastai išaugo ir sugrįžo žemes, kurias kadaise Atgar Abromui paveldėti pažadėjo pats Dievas. 40 metų jie klaidžiojo dykumoje vadovaujant Mozijai. Jie negalėjo žengti į pažado žemę tiesiog dėl netikėjimo ir baimės. Bet štai laikas pasikeitė, mirė Mozė, Jozuė tapo vadovu, Dievas įsakė tautai peržengti Jordano upę. Pagrindinė užduotis dabar įžengti į pažado žemę, įveikti joje gyvenančias pagonių tautas, užimti jų žemes, įsitvirtinti jų miestuose ir likti ištikimiems viešpačiui, kuris juos ir išsirinko. Todėl pirmame Jozuės knygos skyriuje viešpats ir Dievo tautos žmonės net 4 kartus drąsina ir stiprina Jozuę nedvejoti. Visa Jozuės knyga yra pilna padrąsinimų ir įkvėpimų, kaip šis: būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok, aš viešpats tavo Dievas būsiu su tavimi, kur tik tu eisi. Kartais krikščionys ar jiems prijaučiantys žmonės su dideliu džiaugsmu priima tokius drąsinančius Biblijos tekstus. Aš dėl to džiaugiuosi, nes niekas kitas šią žemę negali taip įkvėpti žmogaus, kaip tai gali padaryti jo kūrėjas ir atpirkėjas. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į kartais nerimą keliančias mūsų klaidas. Neretai Biblijos padrąsinimą priimame atsietai nuo to, ką norėjo pasakyti Biblijos autoriaus ar pats Dievas savo žodyje. Pavyzdžiui, mes pagalvojame, ši mintis yra labai gera, nes aš dažnai susiduriu su baime. Arba kartais galvojame, aš iš tikrųjų labai bijau stovėti, pavyzdžiui, prieš auditoriją, o pats Dievas sako, nebijok, geras, cool ir taip toliau. Dar kartais panašias rašto vietas panaudojame kaip tam tikrą mestą burtą, kaip monetą išmestą į orą. Pavyzdžiui, mes ilgai svyruojame, kaip reikėtų pasielgti tam tikroje gyvenimo situacijoje. Pirkti namus ar nepirkti, imti paskolą ar neimti, išeiti iš darbo ar pasilikti jame, ištekėti už nekrikščionį ar ne, skirtis su vyru ar likti santuokoje ir taip toliau. Klaidinga būtų svyruojant ir neturint aiškaus atsakymų sudėtingus gyvenimo klausimus apsispręsti vadovaujantis išgirdus ar perskaičius panašias rašto vietas. Nes jos tiesiogiai nekalba apie mūsų kasdienės situacijas ir jų sprendimą. Galite pasakyti, ką apie šį rašto vietą kalba. Vėlgi prisiminkime, kokiamis aplinkybėmis šis padrąsinimas buvo išsakytas Jozuei. Taip pat paskaitykime tekstą vieną eilutę aukščiau. O čia rašoma: šita įstatymo knyga te neatsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje parašyta. Tada visa, ką bedarytum, klestės ir visur tau seksis. Ir tuomet skamba padrąsinimas: būk drąsus ir stiprus. Pasirodo, kad viešpats sako Jozuei pasilikti Dievo žodį ir ištikimai bei drąsiai gyventi pagal Dievo valią. O jėgų taip gyventi jis turės tik tada, kai nepertraukiamai pasiliks Dievo žodį. Jį skaitys, apmąstys, pritaikys kasdienėme savo gyvenime ir panašiai. Tadgi kvietimas būti drąsiu ir stipriu šioje rašto vietoje reiškia tiesiog būti drąsiu krikščionimi, taip kaip moko Dievo žodis. Mąstyti taip, kaip moko žodis. Vertinti, kaip moko žodis. Paklusti Dievui. Kalbėti, elgtis visose savo gyvenimo srityse, gyventi taip, kaip moko Dievo žodis. Ir čia greičiausiai jūs, kaip ir aš, sureaguosim panašiai. Tai yra netikėtinas iššūkis. Ir taip, išties, tai yra didžiulis uždavinys kiekvienam iš mūsų. Ir krikščioniškai bendruomeniai, kurios dalimi jūs ir aš esame pašaukti būti. Mums reikalinga drąsa ir jėgos, kad būtume tuo, ko esame pašaukti būti. Ir darytume tai, ką esame pašaukti daryti. Tačiau tik pasilikdami Dievo žodį ir būdami Dievo žodį mylinčioje tikėjimo bendruomenėje, mes būsime įkvėpti ir padrąsinti gyventi taip, kaip įkvėpė ir moko Evangelija. Brangieji, būkite drąsūs ir stiprus viešpatyje.